Lyderiai Bobanas Marjanovičius kažkada atstovavęs ir Kauno Žalgiriui, ir tada, kai jis atstovavo Kauno Žalgiriui, Vaidai, mums atrodė, kad krepšininko iš jo nebus. Taip, apie tai kalbėjome prieš rungtynes, kaip kažkada Linas Kleiza kalbėjo, nesitikėjo, jog apskritai krepšininkas bus Markas Gazolis, kuris šiandien yra geriausias vidurio puolėjas NBA lygoje. Taip pat turbūt mažai kas manė, kad ir Bobanas Marjanovičius išmoks žaisti krepšinį. Na, net nepasakyčiau, kad buvo Žalgirio vadovų klaida paleisti Bobaną Marjanovičių. Tikrai daugelis neižvelgė jo potencialo, bet kaip teigia Vladas Garastas, galima ir meškas išmokti čiuožti ant ledo ir kitų dalykų. Taigi ir Bobanas Marjanovičius, pirmoji jo ataka nerezultatyvi. Tačiau ne tik išmoko žaisti, bet ir išmoko žaisti labai gerai. Krepšinį šis milžinas. Apie Žalgirio vidurio puolėjus Artūrą Gurdaitį, Robertą Javtoką, jie daugmaž to paties stiliaus yra centrai. Abu tokie daugiau darbininkai, daugiau gynybinio plano. Manau, Žalgiriui reikia vieno vidurio puolėjo, vis dėlto, kuris laužtų varžovų gynybą, kuris galbūt geriau žaistų nugarą į krepšį ir tiesiog rinktų daugiau taškų. Jeigu žiūrėtume į perspektyvą. Kitą sezoną tokiu gali tapti ir Artūras Gudaitis. Labai sparčiai progresuoja, tiesiog karštligiškais tempais ir kas ten žino, galbūt per vasarą savo judesių arsenalą taip ištobulins, kad kitą sezoną sakysime, ohoho, ką daro Artūras Gudaitis. Taip, visko gali būti. Jeigu Marjanovičius išmoko žaisti, tai aišku, kodėl negali Gudaitis išmokti šiek tiek geriau žaisti puolime.